Vytautas pristato. Sveiki krepšinio gerbėjai ir garbintojai. Ši laida skirta tiems, kurie nori žinoti daugiau. Ir leiskite jūs patikinti, jūs nematėte nieko panašaus. Aš esu Tomas Langvinis. Likite su mumis ir krepšinį pažinsite iš naujo. Šiandien laidoje. Ar iš tiesų Arvydas Sabonis, leisdamasis po dėjimo, galėjo suskaldyti aikštės dangą? Kas ir kaip sugebėjo uždangstyti tokį paradoksą tūkstančių sirgalių ir objektyvo akivaizdoje? Atsakymai šios klausimus jau visai greitai. Grįšime po trumpos reklamos. Tai ne katė maiše, tai dalykai dėžėje. Nežinote, ko norite, bet norite daug ir pigiai. Imkite pilną dėžę dalykų. Nustebimą garantuojame. Dalykai dėžėje, kai reikia, bet nežinia ko. Krepšinio misterijos grįžta į eterį. To jau pat atskleisime neįtikėtinų kadrų iš istorinių rungtynių, tad pasiruoškite būti apstulbinti. Arvydas Sabonis aikštelėje. Jis ne tik vienas rezultatyviausių žaidėjų, bet ir moralinis komandos vedlys. Štai vienas iš sėkmingų atakos užbaigimų. Arvydas gauna kamuolį, eina po krepšiu. Triuškinantis dėjimas. Galvojate, tai viskas? Pažvelkime iš arčiau. Sabonis iššoka, galingai grūda kamuolį į krepšį ir visų svorį nusileidžia ant dangos. Stop. Ar matote, danga skeldėja tarsi vaflis? Pažiūrėkime tą patį lėčiau. Neįtikėtina. Ar įsivaizduojate, kokia galia turi būti, kad pažeistų profesionalią dangą, kurią vienu metu trypia net dvi aukštaūgių komandos? Šioje vietoje neapsieisime be ekspertų komentarų. Kalbiname statybos inžinierių Arūną Butvydą. Kaip jūsų galva Sabonis galėjo sutriuškinti profesionalią krepšinio aikštės dangą? Čia tai grinai sutapimas gavosi. Tiesiog Arvydas nusileido ir kiti žaidėjai tuo pačiu metu padėjo koją ir toks kaip rezonansas išėjo ir tiesiog vibracija to stipriai suplėšė dangą. Dėkui Arūnai, bet po nūnai per Lietuvą praūžusių tornadų radome ir kitą įdomesnį paaiškinimą. Kalbame su seismologe Audronė Šiukšdienė. Manau, tai galėjo būti tikrai nereikėtas dalykas, nes Arvydo nusileidimas sutapo su požeminiais smūgiais, kuriuos regione užfiksavo net ir mūsų seismografai. Ir manau, kad ne tik skilo grindys, bet ir nežymiai nusmuko visa žaidimo aikštelė. O gal pats Arvydas galėjo sukelti tą žemės drebėjimą? Ne, tai jau tikrai skambėtų absurdiškai. Plyšys buvo akivaizdus, bet likusioje rungtynių dalyje vėl jo nebematome. Kaip ir kodėl įtrūkis buvo uždangstytas? To klausėme nebe Audronės, o parketo klojiko Vilmanto Oškinio. Čia nedarbas yra. Grinai patalpė ant parketo organizatoriai. Kai mes klojam, tai gali stumdyti spintas, ten nieko nesimato. O čia biški į viskas. Dar kažkaip bahuriukai atėjo su flotom ir ištrynė vaškų parketą, kad atseit užmaskuot kažką. Nesąmonė, aš savo mašiną taip paškavau, kai subraižė kieme. Ačiū Vilmantai. Taigi, gerbėmieji, žingsnių rezonansas ar žemės drebėjimas. Bet Sabonis priešininkams buvo tikra stichinė nelaimė. Ir tai ne viskas. Jūsų laukia dar daug slaptų kadrų, kurie bus pirmą kartą paviešinti krepšinio misterijose. Mineralai daro stebuklus, o daugiausiai mineralų turi Vytautas. Atgauk jėgas. Ir nepamirškite, tiesa yra anapus aikštės. Su jumis buvau aš, Tomas Langvinis. Iki greitų misterijų.